Sveiki, aš esu Aurimas, Penasil produktų specialistas. Šiandien papasakosiu, kaip užsandarinti langus iš vidaus. Taip pat patarsiu, kokį produktą pasirinkti, kad jungtis atitiktų A+ energetinės klasės sandarumo reikalavimus. Sandarinant langus labai svarbu naudoti langų juostas. Taip gausite dvigubą naudą. Pirma, langai bus sandarūs ir šaltas oras nepateks į vidų. Antra, lango ir sienos jungtis išliks sausa, taip išvengsite pelėsio angokraščiuose. Juostas reikia klijuoti tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Šiandien parodysiu, kaip klijuoti juostas iš vidaus. Aš jums siūlau naudoti Penasil Gold langų juostą. Ji išsiskiria iš kitų, nes jos visas paviršius padengtas klijais. Juosta puikiai prilips tiek prie lango profilio, tiek prie putų, tiek prie angokraščių. Penasil Gold juosta pasižymi ypač tvirtų pradinių sukibimų su įvairiais paviršiais. Tuo galite įsitikinti patys. Priklijuokite įprastą langų juostą ir Gold juostą. Pastarąją labai sunku atplėšti. Gold juostą galima klijuoti net prie žemų temperatūrų, iki -10 laipsnių. Šiuo metu aplinkos temperatūra yra apie +2 laipsniai, tad įprastos juostos sunkiai limpa. Dar vienas Penasil Gold juostos privalumas yra papildoma klijų juosta, tad ją galima klijuoti tiek prieš montuojant langus, tiek juos įmontavus. Naudojant būtent šias juostas sandarinant langų jungtį, pasieksite A+ energetinės klasės sandarumo reikalavimus. Pradėkime darbą. Pirmiausia, nupjaukite putų perpėlį. Gerai paruoškite paviršius. Atkirpkite reikiamą kiekį juostos. Jeigu reikia, prieš klijuojant padenkite paviršius purškiamu gruntu Penasil Prime & Fix. Klijuokite juostą. Kampuose turi juostą persidengti. Štai ir viskas. Su Penasil Gold langų juosta langus užsandarinsite lengvai ir kokybiškai. Jungtis atitiks A+ energetinės klasės sandarumo reikalavimus. Penasil Gold langų juostas ieškokite visose statybinių medžiagų parduotuvėse.